Kalimera. Kalikirieki. Geros dienos ir geros sekmadienio linkėjimai. Taip, nors už mano nugaros matote minaretas ir atrodytų, kad gal dar vis esu Turkijai. Ne. Esu Kretoje, esu Hanijoje. Čia Hanijoje yra 2 išlikę minaretai. Na ir tam, kad susiečiau savo kelionę, kuri buvo, mūsų su Jurgita buvom Konstantinopolyje ir aplinkui keliavome su sugrįžimu į Haniją, nusprendžiau ateiti čionai prie Švento Nikolajaus bažnyčios, prie kurios dar išlikęs vienas senasis mečetės minaretas. Tie minaretai šiek tiek primena, kuo mes gyvename pastarąsias 2 savaitės, nes iš tikrųjų pastarąsias 2 savaitės mes gyvename labai įdomiu ritmu, nes Turkijoje buvome tuo metu, kai yra Ramadanas. Šiuo metu ten yra Ramadanas. Iš tikrųjų labai įdomi patirtis ir dar liks šiol toks jaučiuosi šiek tiek pridaužtas tų 2 savaičių, dėl to, kad keldavomės labai anksti. Žinot, kelinta? Apie 3:30 ryto. Dėl ko 3:30 ryto? Nes pagal Ramadano tradiciją Konstantinopolyje vaikšto būgnininkai skelbdami pasninko pradžią. Nes, kaip žinia, kol šviesus paros metas valgyti negalima pagal musulmonų tradiciją. Ir šita tradicija, kuri egzistuoja jau 200 metų, yra labiau Konstantinopolyje, bet ir kitose Turkijos vietose, kai būgnininkai iš viso Konstantinopolyje yra 3000 būgnininkų, apie 3000 būgnininkų, kurie 3:30 ryto ištraukia savo būgnus, vaikšto ir skelbia, kad baigėsi būtent tas laikas, kai tu gali valgyti ir viskas, aušta diena ir tu negalėsi valgyti, viskas. Tuo pačiu jie skelbia, kad netrukus prasidės fadžas. Fadžas tai yra pirmoji malda. Tai, žinokit, pirmoji malda yra kažkur tai apie 5:30-6 ryto. Tai 3:30 ryto kiekvieną rytą būgnininką žadindavo. Plus mes gyvenam Zaireko regione, aš labai mėgstu apsigyventi ten, kur gyvena vietiniai, nekartą esu tą sakęs. Ir Zaireke kaip tik pasitaikė būgnininkas, kuris vaikščiojo ne su bosiniu būgnu, o su solinuku. Jeigu žinote būgnų truputėlį skirtumus, tai žinokit, solinukas skamba ojojoj kaip gerai, tai nepabūsti buvo neįmanoma. Ir 3:30 pabūsdavom. Dabar grįžom į Haniją, čia į Graikiją, bet žinokit, kaip tėvė mūsų, aš pabundu 3:30, laukdamas, kadagi praeis būgnininkas. Na ir paskui, aišku, dar fadžas, nors, aišku, fadžo malda pastarosiamis dienomis, ypač pastarosiamis dienomis, Konstantinopolyje buvo labai graži. Jinai tiesiog gana ilga, kaip lopšinė suveikdavo, vėl užmigdavai iki sekančios saulėtekio maldos. Ir aišku, tos maldos liejasi iš štai tokių minaretų, kaip šitas, likęs Hanijoj. Dėl to ir sakau, pradėjau visą šitą pasakojimą. Na ir dėl ko pasakoju apie šitas musulmoniškas tradicijas. Mano vienas iš norų buvo pamatyti, kaip atrodo Ramadanas. Iš tikrųjų, įdomi, be galo įdomi tradicija. Tas nevalgymas dienos metu ir paskui valgymas vakare po Mahribo. Mahribas tai yra dar viena malda, kuri vyksta kažkur tai apie 7 vakaro, kai jau leidžiasi saulė. Ir žinokit, po Mahribo visi tiesiog ima visokius lauknešėlius, susitinka, dalinasi maistu, patiesiami didžiausi, ilgiausi stalai tam dalinimuisi ir labai įdomi tradicija. Dėl ko pabrėžiu būtent apie tai, nes kai kas iš jūsų atostogaus balandžio mėnesį Kretoje. Balandžio 12, ne balandžio 5 kaip Lietuvoje, o balandžio 12 yra Velykos, pati didžiausia šventė visoje Graikijai, svarbesnė už Kalėdas, svarbesnė už naujosius metus. Ir tai yra išskirtinės tradicijos. Tai jeigu jums įdomu, pavyzdžiui, buvo įdomus šitas pasakojimas apie būgnininkus, apie mūsų patirtį per Ramadaną Turkijoje, tai labai rekomenduoju įsilieti į tas tradicijas, kurios yra čia Kretoje, Graikijoje, būtent per
didžiąją savaitę, kuri prasidės balandžio 5, tada kai bus Lietuvoje Velykos ir baigsis balandžio 12 su ortodoksų Velykomis. Na, o čia puikiai žinau, kad šiandien prie pat Švento Nikolajaus bažnyčios auga apelsinmedis ir patikėkit, jo kvapas dabar, kai žydė apelsinmedis, žydė apelsinai tiesiog svaiginantis. Tuo pačiu kabo ir vaisiai. Taip, medis geba tą daryti vienu metu, nes apelsinų derlius, kaip žinia, buvo visai neseniai ir dar šiek tiek jo yra, na ir tuo pačiu jau žydi apelsinmedis. Saldus, beprotiškai skanus kvapas ir jeigu Kretoje būsite balandžio mėnesį, aš labai tikiuosi, kad dar arčiau kalnų, ne čia apačioj, bet arčiau kalnų, jūs galėsite užuosti, kaip žydi apelsinmedis. Fantastika. Tai va. Tai pirmiausia, kreipimasis į tuos, kurie atkeliaus į Kretą balandžio pirmosiomis dienomis. Žinau, kad yra keliautojų, kurie planuoja atvykti ir su pirmuoju skrydžiu tiesiogiai iš Lietuvos kovo 30 dieną ir Baltikas vykdys pirmą skrydį. Na ir paskui, aišku, prasideda ir mokinių atostogos ir kas atvyks po Velykų, po lietuviškų Velykų ir atsidurs šiandien per didžiąją savaitę. Nenugastaukite dėl didžiosios savaitės. Tikrai niekas čia su būgnais nevaikšto ir niekas nieko nežadino kaip Konstantinopolyje. Bet vis dėlto, jei norite pajausti tikrasias tradicijas, galite kreiptis į mane. Mes su Jurgita greičiausiai suplanuosime, kaip ir kiekvienais metais, kažkur tai pas savo bičiulius švęsti Velykas. Gal norėtumėt prie jų prisijungti. Antras dalykas, jeigu norėtumėt planų, kaip pamatyti, ką pamatyti, irgi kreipkitės į mus. Ir tiems, kas nuomojasi automobilį, mielai nukreipsiu į tam tikras vietas, kur galėsite paragauti tradicinio maisto, nes būtent per didžiąją savaitę yra visai kitoks maistas ir šiuo metu yra visai kitoks maistas. Tai turėkite tą omeny, tie, kas atvyksta balandžio mėnesį. Plus praeitą savaitę paskelbiau, jog tie, kas norėtumėt balandį nukeliauti į Santorinį, tas ekskursijas vykdysiu. Panašu, kad pirmoji mano ekskursija iš Kretos į Santorinį vyks balandžio 8 dieną. Tai vėlesnių datų kol kas nesu numatęs, bet jeigu norėtumėt su manim nukeliauti į Santorinį arba pakeliauti kitose ekskursijose balandžio mėnesį, dabar pats laikas dėl jų kreiptis, nes datų mažai. Aš esu vienas, ar ne? Ir mano grupės mažos. Kretoje formuoja grupės iki 8 žmonių, bet panašu, kad daug kas nori ir ekskursijų visiškai asmeninių, na, o Santorinį formuoja grupės iki 19 žmonių. Tai štai taip beje atrodo pati Švento Nikolajaus bažnyčia su minaretu, iš tikrųjų puikus pavyzdys, kaip gali sutarti dvi religijos. Na, be abejo, Švento Nikolajaus bažnyčiai nevyksta musulmonų pamaldos, vyksta tik tai krikščionių pamaldos, bet kai buvo greunami minaretai ir greunamos mečetės visoje Chanijoje ir visoje Kretoje, buvo nuspręsta, kad šį minaretą reikia palikti, nes jis yra vienintelis toks Graikijai, tokio siaurumo ir su 2 balkonais. Tai iš tikrųjų tai yra paminklosaugininkų nuopelnas, kad šis minaretas išliko ir iš tikrųjų įdomi pati bažnyčia, prie kurios yra ir krikščioniška varpinė, ir musulmoniškas minaretas. Dabar šiek tiek pasivaikščiosiu po siauras senamiesčio gatveles, tuo pačiu pasakodamas, kas yra aktualu artėjančiai savaitei. Na, o jei būsite čionais Planzos aikštėje, Chanijoje, kur aš esu ir kur stovi šita bažnyčia, labai rekomenduoju užeiti pavalgyti štai čia, į Kuziną Epe. Fantastiškas maistas, veikia žiemą, veikia vasarą. Dabar jinai dar uždaryta, rytas beje šalia yra Švento Roko bažnyčia. Čia trumpa ekskursija jums po kitą Chanijos senamiesčio dalį. Čia dar berods nevaikščiau. Čia yra Švento Roko bažnyčia, kurioje dabar vyksta daugiau parodas. Tikrai nėra veikianti kaip maldos namai, bet labai dažnai atidaryta, galite užeiti. Na, o ten toliau einant šitą gatvę nuo Roko bažnyčios yra labai nebloga taverna tiems, kas mėgsta jūros gėrybės ir žuvį. Štai pabandysim pritraukti. Štai va šitos duris, ar ne, yra Maridaki. Prisiminsit galbūt, ar ne, jei būsit Chanijai. Na, o jei norėtumėt patarimų, vat būtent kur pavalgyti
ką pamatyti, kur nuvažiuoti. Tiems, kas nuomojasi pas mūsų automobilį, mes siūlome profesionaliai paruoštus Google Maps maršrutus. Kai kurie jau juos užsakėte, jei neužsakėte, kreipkitės, jei pas mus nuomojatės automobilį, siūlom šitą paslaugą. Tai va. Kas kitą savaitę? Na, kitą savaitę bus įdomi oro atžvilgių. Nes iš tikrųjų, matote, aš vaikštau su megztiniu, galbūt kažkas tikėjotės, kad aš čia Kretoje būsiu jau išsirengęs ir su trumpom rankovėm. Ne, toksai netgi patys graikai sako rudeniškas oras, nors dangus giedras, absoliučiai giedras, bet tokio psichros, graikiškai toks žodis yra psichra, vėsumos yra. Ir tos vėsumos netrūksta. Tai jeigu galvojate, kad mes čia gyvenam vasaroje, ne. Plus dabar ta savaitė artėjanti, bent jau pagal sinoptikus, bus labai įvairi. Pirmiausia, viskas prasidės nuo šilumos. Iš pietų pasisuks pietryčių vėjas, kuris atneš Sacharos dulkių. Labai pavasariškas reiškinys, prie to reikia nusiteikti, kad to gali būti. Na, o po tų Sacharos dulkių žada dar vieną audrą, berods su žaibais, berods su labai daug lietaus, o tai reiškia, kad po tos audros per tą audrą viskas atvės. Tai turėkite tą omeny. Jeigu staiga atvyksite dabar į Kretą, beje, Hanijui bent jau vakar pastebėjau labai daug užsieniečių ir iš tikrųjų atrodo, kad sezonas sėkmingai įsilinguoja ir sezonas bus pilnas žmonių, jeigu jau dabar čia Hanijos mieste yra pakankamai tiršta užsieniečių, nes graikų kalba skamba, bet šalia graikų yra ir kitos kalbos. Beje, esu toje Hanijos dalyje, toje Hanijos senamiesčio dalyje, kur dar gyvena žmonės. Jų kiekvienas iki vis mažiau, nes dalis pastatų atiduodami būtent apgyvendinimui viešbučiams, Airbnb, su kurio graikai stengiasi kovoti, bet čia dar gyvena žmonės ir galima pasivaikščiant po šitas gatveles, būtent pro senai graikų turkų kvartalą, pamatyti, kaip atrodo dar išlikę senieji pastatai. Aišku, kai kurie yra visiški griuvėsiai, bet jie dar stovi ir laukia savo rankų. Aš tikiuosi, kad tos rankos vieną dieną ateis ir sutvarkys šitos pastatus, kurie atskleidžia senąją Hanijos senamiesčio dvasią. Na, čia prisideda dar ir menininkai, na ir šiaip terliotojai, bet va tokių gatvelių Hanijoje yra ir jeigu atvyksite, kviečiu pasukti nuo Švyturio ne į kairę, ten, kur visi suka į senąjį žydų kvartalą, bet į dešinę, į senąjį graikų turkų kvartalą, šalia Splanzos aikštės, kurioje aš ką tik buvau, ir paskui įlysti į šitą gatvelių labirintą. Jis yra tikrai mielas, žavus ir užburintis. Tai va, grįžtam prie Kretos reikalų. Labai tikiuosi, kad ta audra, kuri žadama nuo ketvirtadienio čia Kretoje, neužsibus bent jau iki sekmadienio, nes sekmadienį vyks garsusis Venizelijo bėgimas, kuriame mes esame su Jurgita nusiteikę dalyvauti. Beje, jeigu kažkas norėtumėt, berods rytoj baigėsi registracija į Venizelijo bėgimą, tai, o gal ir šiandien baigėsi, o gal jau ir baigėsi, nežinau tiksliai, bet galite, jeigu domitės, galite ir man parašyti, mielai nukreipsiu į visą informaciją apie šitą bėgimą ir galite užsiregistruoti ir sudalyvauti bėgime. Na, o tie, kas mėgstate bėgioti ir dalyvauti šventėse, labai rekomenduoju balandžio 19. Specialiai skristi į Kretą, nes čia vyks 10. Kretos maratonas. Jurgita tikrai dalyvaus, man greičiausiai nepavyks dėl darbų, bet Jurgita nusiteikusi dalyvauti. Tai Kretos maratonas vyksta irgi čia, Hanijos mieste. Tai vėlgi, tiems balandiniams keliautojams puikia proga atvykti, pabūti čia
Hanyje perbėgti balandžio 19 Kretos maratoną. Nebūtinai visą maratoną, nebūtinai visus tos 402 km. Galite pusmaratonį, galite 10 km, galima rinktis distanciją ir įveikti. Yra ir mažos distancijos, berods yra ir 5 km, kurią aš aišku rinkčiausi labiau. Nors būnant Konstantinopolyje, pats savo netikėtai prabėgau 16 km kartu su Jurgita šalia Auksinio rago. Perbėgom nuo Zaireko, kur mes gyvename, iki pat Auksinio rago pabaigos. Praktiškai nuo Atatiurko prospekto iki Auksinio rago pabaigos. Tai čia kol kas mano didžiausias pasiekimas asmeninis, 16 km be perstojo bėgimo. Tai jeigu mėgstat bėgti, dar kartą kartuoju, balandžio 17 Kretos maratonas. Na, tie, kas atvyksta balandžio mėnesį, taip pat teiraujasi ir ne tik balandžio mėnesį, bet ir gegužę ir kitais mėnesiais teiraujasi dėl saugumo Kretoje. Na, matot, aš visiškai saugiai vaikštau Kretos miesto Chanijos gatvėmis. Ir nieko čia tokio ypatingai kažkokio nėra. Taip, suprantu tą nerimą dėl artimųjų rytų, bet čia jau pasimokom šiek tiek geografijos, visi draugiškai kartu, ar ne? Nes jeigu imam atstumą nuo Vilniaus iki Kijevo, kur vyksta irgi kariniai veiksmai, atstumas tas nesiekia net 500 km, apie 400 su trupučiu, ar ne? Nuo Kretos iki Jeruzalės, nuo Herakliono iki Jeruzalės yra daugiau kaip 1000 km. Tai truputėlį atstumai kitokie. Aš suprantu, galite pasakyti, kad raketos gali nuskristi visur. Taip, jos gali nuskristi visur, bet vėlgi atstumai yra visiškai kitokie. Nuo Kretos iki Teherano yra apie 2500 kilometrų. Tai atsiverčiam žemėlapį, pastudijuojam jį ir suprantam, kad Kreta yra pakankamai toli nuo tos artimųjų rytų krizės. Aišku, čia Kretoje žinia, netgi čia prie Chanijos esančiam Sudos uoste buvo dislokuoti ir Amerikos lėktuvnešiai pakeliui į artimuosius rytus link Sueco kanalo. Čia be abejo Sudos oro uoste arba Chanijos oro uoste, vakar nusileidom, patys savo akim matėm, yra dislokuoti NATO Amerikos lėktuvai. Tai, kad karo reikalų yra, bet kur jų nėra. Apsidarykite, ir Lietuvoje karo reikalų yra, bet tas nerimas, galima nerimauti dėl visko. Lietuvos spaudoje mačiau tokį pranešimą, kad Samsūne, kuris yra prie Juodosios jūros, įvyko žemės drebėjimas ir prašė, kad tai gresia Konstantinopoliui. Toksai buvo, pareiškimas, kad tai gresia Konstantinopoliui. Palaukit, nuo Samsūno iki Konstantinopolio yra apie 700 km. Truputėlį geografiją įjungiam. Tai aš suprantu, kad atrodo, kad Turkija yra ta pati. Pavyzdžiui, tas pavadinimas Turkija, bet patikėkite, nuo Konstantinopolio iki Antalijos arba Marmario yra milžiniški atstumai ir nereikia kelti kažkokios panikos. Jeigu norit kelti paniką, prašom, šią naktį čia prie Chanijos jūroje įvyko 4,5 balo žemės drebėjimas. Nejautėm, mėgojom kaip užmušti, aš atsikėliau 3:30, tradiciškai apie ką pasakau transliacijos pradžioje, bet, žinot, tai yra tikrai ne nuo žemės drebėjimo. Tai, kad jeigu norite rasti priežasčių, dėl ko nevažiuoti atostogų į Kretą, jūs galite jų visada rasti. Ir balionai skraido, ir karas, ir Ukrainoje, ir artimuosiuose rytuose, ir žemės drebėjimai vyksta, ir gali būti nuošliaužos, gali būti lietus, gali būti blogas oras. Balandžio mėnesį, pavyzdžiui, pagal dabar tai, ką aš jaučiu kovo mėnesį, galiu pasakyti, kad balandis nebus labai šiltas. Bent jau iš mano praktikos. Nors, aišku, gali būti viskas atvirkščiai. Apie tai galėsime kalbėti tik tai po kokio 2 savaičių, kai pasimatys, kokie orai daugmaž išsilaiko. Bet jeigu kovas būna toksai truputėlį netoks labai šiltas, įprastai ir balandį tai tęsiasi. Tai reikia nusiteikti, kad balandis bus vasariškas labai. Tikėkime, kad jis bus vasariškesnis negu šios dienos, kad galbūt jau nereikės ir megztinio, nebent jo reikės tik tai vakare, bet nereikia nusiteikti, kad viskas bus jau taip labai vasariška. Pavasaris, balandis, gegužė yra labiau skirtos pažintiniam kelionėm ir dar kartą sakau, tie, kas norite pajausti ypač tradicijas, Velykas, dėl to reikėtų derintis. Dabar
Na, o kaip jau supratote, aš išėjau į senąjį venecijietišką Chanijos uostą, einu šalia jo, tikrai iki Švyturio, kuris ten tolumoje iš 2 kilometrų neisiu, nes visas šitas molas tęsiasi 2 kilometrus. Šiandien paliksim jį ramybėje šitą molą, tiesiog praeisiu šiek tiek aplinkui, baigdamas šią transliaciją su dar keliais akcentais. Na, vienas iš tų akcentų, kaip ir sakiau, kovas tebūnie dovanų mėnuo ir jau paskelbiau, kad Santorinio ekskursijos kaina bus tokia kaip pernykštė. Tiems, kas nori keliauti balandžio mėnesį, dėl ekskursijos į Santorinį galite kreiptis jau dabar. Užeikite į monokrata.lt, _ Santorinis _ ekskursija ir ten galite užpildyti užklausą ir mes galime susibendrauti, galiu pasižymėti jūsų pagidavimą atvykus į Kretą keliauti į Santorinį arba jau derintis iš karto dėl balandžio mėnesio ekskursijos, jeigu būsite balandį. Bet ir dėl gegužės, birželio, liepos, rugpjūčio, rugsėjo, spalio jau dabar darau žymas kalendoriuje tam, kad galėtume susibendrauti tada, kai bus jau aiškios visos sąlygos. Antra dovana buvo paskelbta apie praeitą savaitę. Irgi praeitą savaitę, tai yra kretoskoniai.lt. Tiems, kas įsigyja iki Velykų, pasakiau, tiem, kas įsigyja kretoskoniai.lt elektroninėje parduotuvėje produktų už 50 eurų arba daugiau, mes įdedame dovanų. Ir jau tas pirmasias dovanas daug kas gavo, galite pasigirti ir pasidžiaugti, tikiuosi, ir tų dovanų metas tęsiasi. Tai užeinate į kretoskoniai.lt, užsisakote produktų už 50 arba daugiau eurų ir žiūrėkite, dar gaunate dovanų vieną iš mūsų produktų, mes tiesiog jį įdedam jums į siuntinį. Tai čia dar viena tokia dovana, kurią galite pasinaudoti. Kągi, tiek informacijos, tiek pasakojimų, eisiu galbūt šiek tiek pamiegoti, nes, sakau, dar negaliu atsigauti nuo to Konstantinopolio ritmo, nuo to Ramadano. Reikia grįžti į krikščionišką pasninką, tai tikiuosi sėkmingai įsivažiuoti į tą pasninką. Na, jau ir vakar daugam atsakiau į laiškus, jeigu kreipsite šiandien, geriausia bendrauti elektroniniu paštu atostogas@monokrata.lt arba per užklausas monokrata.lt svetainėje. Užeinate į monokrata.lt. Plus, jeigu norite tiesiog pasitarti, net ir šiandien, sekmadienį, galite man skambinti telefonu, kuris nurodytas monokrata.lt svetainėje, kairiajame viršutinėme kampe. Drąsiai skambinkite, žinokit, mes telefonu galim aptarti kur kas daugiau kartais, negu susirašinėdami elektroniniu paštu arba kitais laiškais. Tai va, dar kartelį, vaizdas į senąjį venecijietišką uostą, čia Chanijos mieste. Ir linkėjimas jums gražios, geros savaitės, kad ir kur bebūtumėt, kad ir ką bešvęstumėt ir kad ir kokių tradicijų besilaikytumėt. Ačiū, kad domitės, ačiū, kad sekate. Iki kito sekmadienio. Sėkmės. Iki.